Mano video apie vyrų red flagus santykių bendravimo pradžioje sulaukė labai daug dėmesio ir sulaukė nemažai prašymų, kad padaryčiau tokį patį video tik tai apie moterų red flagus. Mano vardas Vytautė ir aš esu pirmoji Lietuvoje Integrated Attachment Theory specialistė, dirbu su vyrais, moterimis, poromis ir padedu savo klientams spręsti santykių problemas, pereiti iš nesaugaus prieraišumo į saugų, nes mano metodika yra būtent apie tai, kad kol mes neperrašysim savo vaikystės programų, tol kartosim tas pačias istorijas, išgyvensim tą patį skausmą, tik visų kitais žmonėmis. Kokie būna tie moterų red flagai bendravimo pradžioje? Ir iškart pasakau, kad čia nebus kažkokia kritika moterims, nes aš pati beveik tuos visus red flagus esu turėjus. Jie dažnai yra tų neperrašytų programų rezultatas, tai manau bus naudinga tiek vyram, tiek moterim žinoti, iš kur šitie dalykai kyla. Tai pirmas svarbiausias red flagas yra iš karto pačioj pradžioj po pirmo ar antro pasimatymo jau projektuoti ir galvoti, kokie čia bus santykiai ir, mėtyti tokias užuomenas tam jau potencialiam savo kandidatui, kad jau čia labai rimta arba net, taip kalbėti, komunikuoti, kad žinok, aš tai tik rimtai, jeigu jau darom tai tik rimtai, tokie griežti pasakymai, tu čia ar su manim rimtai ar ne. Po pirmo ar antro pasimatymo mes nežinom, mes nepažįstam žmogaus dar taip, kad žinotume, ar jis jau, bus tas mūsų forever happy ending, ar, ne. Antras dalykas, kai nori ne santykių, o tiesiog dėmesio, patvirtinimo ir dažnai girdžiu tai iš savo vyrų klientų, kurie skundžiasi, kad pažinčių programėlėse merginos neatrašo žinutės, vyrai irgi neatrašo, bet čia šį kartą apie moteris kalbam, kad neatrašo, kad nori tiesiog dėmesio, kad kai pakvieti susitikti, randa 101 priežastį neateiti arba likus 10 minučių iki pasimatymo atšaukia ir jau žiūrėk kitą dieną, nežinau, ten tave atmečina ir jau toliau kitus mečina. Trečias red flagas, kai moterys dirba detektyvėmis. Pavyzdžiui, aktyviai seka ten to vyro Instagramą, žiūri, ką seka, ką unfollowina, kam, kieno nuotraukas rašo ir tam jau vyrui, pačioj pažinties pradžioje rašinė, kas šitokia, kodėl čia tavo postą palaikino, žodžiu, jau jinai elgiasi, lyg jūs būtumėt pora ir jinai būtų labai pavydi, nežinau, žmona ar kas, kai iš tikrųjų dar jūs tik taip pažindinatės vienas su kitu. Ir ketvirtas red flagas tai yra toksai kaip testinimas, aš vadinu, kai bandoma, nežinau, ten kažkaip manipuliuoti, pavyzdžiui, netrašyti žinutes ir žiūrėti, ar tave gaudys, arba ten papostinti kažkokią savo ten nuotrauką ir žiūrėti, ar laikins. Ir tas vyras net nežino, kad čia jam testas, bet jeigu jisai to testo neišlaiko, tai jau lauk bėdos. Tai, ką papasakoju, yra itin būdinga moterims turinčioms nerimastingą prieraišumo tipą, tą vadinamą anxious attachment. Aš pati jį turėjau ilgą savo gyvenimo laiką, to pati net nesuprasdama. Ir kai turi nerimastingą prieraišumą, tau tiesiog gyvybiškai reikia dėmesio, nes pas tave yra tokia programa, kad tik kai man rodo dėmesį, kai, nežinau, ten man rašo, skambina, giria, duoda komplimentus, vis patvirtina, tik tada aš esu saugi. Bet jeigu mes norim pagyti nuo šito prieraišumo tipo ir persirišti tą savo programą, mes turim išmokti, kad joks kitas žmogus mums niekada neduos tos besąlygiškos meilės, kokios kažkada gal negavom iš tėvų. Dėl to darbas yra išmokti savo pačiam suteikti tą patvirtinimą ir nustoti kitą žmogų, tą potencialų partnerį laikyti, tokiu kaip patvirtinimo dėmesio šaltiniu ir jeigu tik tai jisai to dėmesio mažiau rodo, ten, nežinau, kelti skandalą, atsistatyti tylos sieną, rodyti nepasitenkinimą, nes klausimas būtų toks. Kodėl aš menkai pažįstamam žmogui atiduodu atsakomybę už savo nuotaiką, savivertę, savęs priėmimą? Gera žinia yra tai, kad šitie visi red flagai sutvarkomi ir prieraišumo tipai sutvarkomi ir galima eiti į santykį sveikai, o nesitikint, kad jau tas tobulas vienintelis atlieps tavo dėmesio visus poreikius ir pataps tavo tiesiog garbintoju, o tu būsi, nežinau, princesė.